Kas yra Dievas? Labai daug žmonių man rašo ir komentuon, Dievas ir Jėzus, garbink Jėzų, daryk tą, ne, Dievas ir tas, ir tas, ir tas, garbink tą. Kam esmė, kad visi tie komentatoriai klysta, absoliučiai. Dievas nėra kažkas, kur tu turi eiti ir garbinti. Dievas esi tu. Dievas yra šits medis. Dievas yra viskas tas, kas yra. Dievas yra šitas sneiks visur, kur tu mata. Dievas yra informacinis lauks. Dievas yra sąmonė. Jis yra visur visada, vienu metu. Tai yra viena molekulė, gali sakyti vienas atoms. Ir kam esmė, kad tas vienas atoms, kur čia dabar mata, ir yra davėjins už milijoną kilometrų, tai nereiškia, kad ne ir du skirtingi. Tai yra vienas tas pats atoms. Tai yra viskas tas, kas yra. Tai yra ta pati sistemos dalis. Tai yra tas pats lašas viso šito milžiniško vandenyno, kuris yra meilė, šviesa ir sąmonė. Tai yra Dievas, tai nėra krikščionybė, tai nėra budizmas, tai nėra kažkoks hinduizmas, tai nėra kažkokia tai religija. Tai yra ryšys su tom viskom tas, kas yra. Tu jau dabar turi tą ryšį. Tau nereikia kažkokį tai vidurinio žmogaus, kad jis pasakytų, ką sako tau energija, ką sako tau meilė, ką tau sako viskas tas, kas yra, ką tau sako visas šitą esatis. Tau nereikia kažkokį vidurinį žmogaus, tau nereikia tarpininką. Tu pats esi jau susijungęs su visata.